Pirmiau aš turiu su juo pasikalbėti. O po to atvešiu ją į tavo namus. Prašau. Gerai, kai įjungta šviesai, galiu pasifilmuoti. Koks jos vardas? Mano dukters. Nenori šnekėti? Sužinosi, kai šį vakarą Tai sulaikysi tu tavo namuose. žmonės nenori trukdyti, jeigu dar supykti. Aha. Prašom, ačiū. Užsukite dar. Ačiū. Sveikas. Kaip sekėsi? Nepavyko. Jeigu jie jau žinojo, ką darys gyvenimus, tai taigi. Neliūdėk. Mesk iš galvos. Rasi kitą darbą. Tiesą sakant, aš nenusimėjau. Ten vis tiek nedaug mokėti. O kiek jie mokėjo? Minimalią algą. Ir aš tiek uždirbu. Žinau. Bet aš nenoriu. Noriu užimti daug daugiau vakarą. Tada to apskritai nereikės dirbti. Aš tave išlaikysiu. Netiki manim. Tu manim netiki. Manai, kad aš niekam tikęs. Ne. Tu klysti. Gerai, vakarą nereikia, lik matau. Nora, eini į turgų? Taip, į turgų. Gerai, sėkmės. Iki. Dieve, ta moteris turi viską žinoti. Kaip kokia budinti policininkė. Kaip apbūdinėsi. Norėčiau būti vyras. Jei būčiau vyras, būčiau daug geriau panaudojusi tos pinigus, kuriuos siuntė Jusufas. Žiūrėk, mes vis dar stumdome šitam rajone. Galima pagalvoti, kad auga jau būsi. Neaiškink. Ir nekirskime kampo, kad nesutiktume krautuvininko. Ir apskritai, užsičiauk. Beje, Baharė tave pinigus mokėti skolą. Gerai. Pusę atiduosim krautuvininkui, pusę liks mums. Jie davė, kad atsiskaitytume su kapu. Kurgi ne? Tai dabar tvarko jau mūsų biudžetą. Neves manęs iš proto žygiuok.